Sveiki visi. Sakiau, kad pirmą pasakysiu, kiek pinigėlių surinkau už Fiatą, bet manau paliksiu tai pabaigai, nes dar tik savaitė tik prasidėjo, tai per visą savaitę dar daug ko gali nutikti. Taip, tai šiandien aš išleidau ant Mondeo dar 11 eurų už draudimą. Tai buvau nuvažiavęs pas elektriką, dėja man padaryti, kad spidometras greitį rodytų, nepavyko. Tai dabar man yra belikę gauti variklio bloko smegenis, kaip pavadinti, vienu žodžiu, 2 litrų su 107 kW, kad daugmaž panaši komplektacija, aišku, gerai būtų, bet tam tikras smulkmenas galiu aš pats sujungti, funkcijas, tai kaip ir priekinį stiklą galiu pajungti, šildomas sėdynės galbūt galiu pajungti, nesvarbu, tai realiai reikėtų gauti tą bloką, bet man reikia, kad ir būtų raktas, nes vėl vežti raktą, pririšti vėl išlaidos. Tai nežinau, tiek daug prakaito, o uždirbti dėja neina. Gal teisingai sakote, kaip kurie žmonės, kad eik prie rimtesnių mašinų, tai gal kažkada vėliau. Minčių nebekyla, tik tai, kad kitą kompą paimti ir su raktu nupirkti. Tai arba visą mašiną dar nupirkti ir paskiau ją parduoti kaip šitą, kaip blogesnę, tiesiog perdėti smegenis į tą, bet nelabai yra variantų. Planavau dar su Fordu rytoj važiuoti į techninę apžiūrą, šiaip šiandieną planavau važiuoti po elektriko į techninę apžiūrą, bet nieko nepavyko padaryti, to reikės atšaukti rezervaciją tikriausiai, o tai būčiau stovėjęs gyvoj eilėj. Fordą irgi norėjau ir kainą pakelti, ir technikinis, kad būtų ilgesniam laikui. Tai sprendimo būdai nežinau kokie, kaip padaryti tą, kad greitį rodytų. Nuo 1.8 variklio, jeigu įdedu, tai nebe taip fainiai važiuoja, kažkaip pridususiai atrodo. Tai kompiuterį Ford Mondeo jau įdėjau, tai dabar šiaip netaip iškrapščiau šitą immobilizerio, kaip čia sakyti, signalą, kuris duoda čipą, tai yra čipą jo, ir bandysiu kažkur į šitą įdėti pultelį. Nelabai įsivaizduoju, ar pavyks. Su lipnė juosta čia tikrai neklijuosiu gal. Nusivešiu išbandyti, pažiūrėsiu, kas gavosi. Dėjau šitą čipą štai šitoj vietoj. Taip 100% neužsidaro, bet pabandysim, kad prisispaustų. Geriau jo nepamesti, nes paskiau nebeužsives mašiną. Įsispraudė, bet truputį įsipūtęs atrodo pultelis ties tą vietą. O raktą išardžiau dėl to, kad jisai kažkodėl buvo padarytas naujesnis ir jo geležtė tokia buvo su spyna. Tai aš noriu palikti senas spynas, kad tiktų tas raktas, nes jeigu pakeičiu spynelę, tai tada durų nebeina atrakinti su raktu, nes geležtė kitokia. Tai to išbandom, ar užsives ar ne, nes kompiuteris jau yra įdėtas. Nesu tikras, ką darau, bet tikiuosi, kad bandau išprogramuoti raktą, nes įdėjus čipą kaip rodžiu vis tiek užvesti nepavyksta, rodo, kad ne tas raktas, galbūt vienas šalia kito yra 2 čipai ir jie tiesiog pešasi, tai 100% nežinau. O security access denied, kiek suprantu, nepavyko, pabandyti reikia. Ne, vest neleidžia. Tiesą sakant, taip lengvai, paprastai paėmiau ir su šitu pririšau raktą iš tikrųjų. Palikau tą immobilizerį, tiesiog užkodavo vienu žodžiu. Tai dabar vienintelį dalyką liko įsiaiškinti, ar rodo greitį. Deja, spidometras greičio vis dar nerodo. Bandysiu aiškintis, kas negerai, bet kad jau užsiveda, tai jau gerai. Su Mondeo atsitiko toks dalykas, dabar nebeužvedu jo nei su šrotiniu kompu, nei su automato buvusiu originaliu kompu. Kažką pridirbau,
kai skambina žmogus, kurio nuotrauką paviešinau, tikriausiai velnių gausiu. Tai nepamenu, kur baigiau kalbėti, tai užsiveda dabar tik tai su 1.8 benzino kompu, bet jisai vienintelis rodo greit. Tai kiek pamenu, tiek, kad man nepatiko, kaip visa jo trauka ir kaip jinai važiavo. Tai, kažin, ar nebus tas dalykas, kad ir paliksiu aš tą kompą. O, svarbu į kitką neatsitrenkti. Greitis yra. Tai atbulas važiuojam. Iš dalies pažiūrėsiu. Jeigu dabar važinėjausi truputį su jie, kai buvo 2 litrų kompas, tiek kad be greičio, jeigu viskas taip pat panašiai dirbs, tai bandysim taip parduot, man taip atrodo. Važiuosim į technikinį nieko nepripaišys, tai taip ir parduosim. O jūs, ką žino, pakomentuokit realiai. Ar čia realus dalykas ar ne? Nes nesuprantu kodėl. Ten tas irgi buvo kompas, netgi pats kompas rodo, tai gal senesnis modelis, gal ir skaičiai netitinka truputį. Tai ten mechaninė viską kaip ir turėtų irgi rodyti, bet tiesiog softas tikriausiai yra senesnis, o šito yra naujesnis. Faceliftas gali būti, turėti savo įtakos, nes jinai yra faceliftinė, o prieš tai jo donoras irgi buvo, taigi faceliftas. Tai manau, kad tai įtakos turi, tai man reikia realiai mechaninio kompo nuo facelifto ir tada būtų viskas ledas. Su Mondeo iš karto pavyko praeiti technikinę apžiūrą, išleidau 23 eurus ir dar nuplovėm mašiną, tai išleidom dar 8 eurus. Įdėjom skelbimus, pardavimuose, Instagramo jau irgi yra. Kaip gausis nežinau, pats kaip benzinų nesumėgėjęs, tai galvoju bus tiek Reniukas, tiek Mondeo yra sunkesnės prekės, o kaip pasiseks, pamatysim. Trumpam išlėkiau į magistralę, paėmiau detalių Ford Mondeo, kur reikėjo būtent variklio blokas, smegenis ir spynelę paėmiau, bandysim sutaupyti truputį. Paskiau paskaičiuosim, per kiek kainavo. Ir dabar Reniuką bandau, čia prieš technikinį biškai gal išdūminti reikia, dizelį tai tikrai reikia, o kaip su benzinu nežinau, beje ilgai tikrai stovėjusi mašina, tai variklis dabar čia prasidirbs ant aukštų apsukų, tai manau, kad bus tik į naudą, bus įsispjaudęs variklis, turėtų dirbti geriau. Reniukas atrodo visai neblogai važiuoja, atrodo niekas labai stipriai nebarška, pažiūrėsim kaip ten technikiniai, ko įpaišys, kaladės bus prasidirbusios, nebus visiškai nusistovėjusi mašina. Tai, o dabar važiuoju į Regitrą, bandysiu iš Fiato išmelžti pinigėlių truputį, nes niekam jo nereikėjo, tai serijos pabaigoje parodysiu visus surinktus pinigėlius. Esu jau Klaipėdos techninėje apžiūroje, laukiu savo eilės ir išleidau ant draudimo 9 eurus ir ant techninės apžiūros kol kas išleidau 23 eurus. Matysim, kiek dar išauks, nes mašina nelabai paruošta, net nežiūrėjau posūkių, greičiausiai vėl įpieš kokį vieną kitą, kad nepakankamai geltonas posūkis. Technikinį mes dar turėjom su ją iki Liepos kažkelintos, bet padarysim naują technikinį, sutvarkysim, ką reikės pakeisim ir pakelsim kainą. Toj pamatysim, kokios technikinės apžiūros išvados. Turiu Reniukui baltą lapą technikinį. Tai pradėkime mes pradedam nuo to, kad reikia šitą lempą nupoliruoti, šviesos sklaidumas. Šitą priešrūkinę lempą per daug aukštai šviečia. Dėl šito kalpoko, kad sulūžęs yra, kaip pasakė, nusimti. Dugno apsaugą parodysiu, kaip kabo. Dešinėje šitoj pusėje traukė yra klibanti. Tai nežinau, ar traukės angalis irgi ir traukė, tai esu kartu pasiėmęs. Ir nežinau, kaip pavadinti, čia perikūpų džiaugsmas gal. Tai būtent nėra čia to perikūpo džiaugsmo katalizatoriaus.
Tai teko užsakyti naują katalizatorių. Pažiūrėsim viską, išmetimas netiko. Ko dar jis man čia pripaičia? Toj, palaukit, dar paskaitau ir pasakysiu, pažiūrėsiu, parodysiu. Akumuliatorius baterija blogai pritvirtinta, mano klaida. Pats mačiau baisiai, kaip transkonai atrodė šitas kabantis. Bet čia ne pati didžiausia problema. Pasisavino katalizatorių. Tai aš jau garažė šiandieną 7 valandas. Planavau paruošti šiandieną ir užbaigti technikiniai Megane, pakartotinam technikiniui. Bet ką aš turiu? Katalizatoriaus, kurio čia nėra. Ir čia situacija tokia, katalizatoriuje pridėta vėlos. Jau euro 4 benzino pjauti negalima, nes liktai technikinės nebepraeina. Euro 3 dar, bet euro 4 tai jau ne, geriau nepjaut, nes nebepraeina tiechos. Iškart galiu pridėti 125 eurus prie išlaidų, tai nemaža sumelė. Ale skaitosi čia katalizatorius, nors aš skaitau kaip katalizatorius pakaitalas, bet rašo, kad čia yra katalizatorius. Nu, nesiginčiu, tebūnie, bet kad jį uždėti, aš neplanavau tiek vargti. Realiai vos ne sakiau, kad variklį geriau ištraukti ir dar neaišku, ar neprieisiu prie to dalyko, nes pasirodo, pa šitas mašinas, nežinau, ar pas visas, ar tik pa šitą. Čia nusipjoviau mušaką, nes čia reikės sujungti vamzdį ir visi tvirtinimo varžtai čia neišsisuka niekaip. Ir kaitinau, nežinau, ko dar galima daryti. Dabar bandysiu išgręžti kažkaip tas skylės, tos varžtus laukan, nes ir lūžinėje niekaip nepavyksta ištraukti. Yra iš karto komplekte kiti varžtai įdėti, tai gal jau žino tą situaciją. Tai kaip turėjo būti šiandieną paruošta, jinai jau technikiniai važiuoti, tai džiaugsiuosi, jeigu rytoj pabaigsiu, tai tikiuosi tiek, kad seriją gavot. Norėtųsi čia pasistatyti žirklinį keltuvą, kad būtų lengviau landžioti, nes sportas tai gan stipriai jaučiasi toks, lendi, išlendi, prieiti neina. Tai iš garažo fondo norėčiau išimti, bet kad tam garažo fonde nelabai realių pinigų yra, tik tai virtualūs jie. Tai šiandien greičiausiai namo važiuosiu su paspirtuku, nes tikrai pavargau. Ir jeigu pavyks tos varžtus atsukti, tada jos įdedu katalizatorių, važiuoju dar su mašina namo. O jeigu ne, tai vos ne piškomobiliu. Taip ir nepavyko įveikti katalizatoriaus. Tai pasilikusios špilkos viduje yra, reikia kažkaip išgręžti, ten prieiti beveik neina. Traversą pasileidau apačią, vairo kolonėlę atsileidau, kad daugiau nusižemintų. Tai čia ir pora skirtingų grąžtų. Nu jau ten tamsu, jau išjungta, nebe darbas. Ir kaitinti bandyta, irgi nepadėjo. Nu, visi tie gerieji būdai kažkodėl šį kartą nepaėjo. Nieko nepadarysi. Tai palieku už savęs betvarkę. Nebeturiu jėgų. Turiu tik tai jėgų į dušą ir iš šaldytuvo šalto. Nesakysiu kokio. Paspirtukas nespėjo pasikrauti, bet tikrai jau nebelaukiam. Sėdam ir važiuojam. Bijau teikti, kad Reniukas daugiau nebesuteiks staigmenų, bet truputį nusiardžiau priekį valytuvus. Kadangi neišeina to katalizatoriaus sutvarkyti, tai dabar imsiu su viso išmetimo kolektoriu. Bandysiu štai tuos varžtus atsisukti, kad visą kolektorių. Pro kur išmetimo kolektorių ištrauksiu dar tiksliai nežinau, ar per šičią, ar per apačią. Tai pro kur lys, pro ten trauksim. Antra diena su viena technikinės eilutė. Nu, ne viena eilutė, ten 3 į tą patį čia įeina.
Iš viso, vyrai, nepjaunam katalizatorių, nu, darot meškos paslaugą kitą kartą žmogui, tai brangiai kainuoja, o nežinau, dabar kai jų kainos nedidelės, tai tikrai neverta jų pjaut laukan, palikime jos ten, kur jie turi būti. Taigi, pavyko man ištraukti čia per viršų, reikėjo iš karto iš tikrųjų taip daryti, bet jeigu būčiau žinojęs, tai būčiau ir daręs. Ką aš čia prisidirbau dabar, iš tos pusės, kai gręžiojau gulėdamas, tai dabar gal čia visai ir nieko atrodo, bet dabar kai apversiu, visas gražumas. Galima sakyti, varžtų net negręžiau. Tai viskas pro šalį, kadangi varžtas greičiau bus kietesnis metalas, čia net nežinau, špyžius ar metalas normalus, tai dabar kažkaip suvargsiu, išlupsiu tas, kas likę. Gręžimas visiškai nepadeda, nes bandai gręžti per varžtą, o peršoka į kitą pusę. Va, čia jau atrodė, kad tiesiai per varžtą gręžiu, o kai išlindo kitam gale, o kai jau išlindo grinai pro varžtą, tai realiai gali aplinkui varžtą grįžinėti, bet tada jau kiaurai išlys. Bet gavau šiandien vieną tokį patarimą, kad pasiemi su turbinke, tiesiog per tą vietą šnai iki varžto atrodo, čia irgi šnai, ir tiesiog ties tą vietą metalas biški atsilenks ir išsimuša laukan. Tai bandau aš tai padaryti. Tai tiesiog patarimas, nežaiskit, negręžkit, o iš karto darot pjūvį ir iškalsit, nes su gręžimu, nu, parašykit patys, kaip galvojat, kas geriau, ar gręžti, ar va, būtent tas bairis. Aišku, biškį aš jau čia per daug prigadinęs, bet žiūrėsiu, jeigu viskas normaliai dedu atgal, nes man reikia vis tiek, kad tik tai tarpinė prisispaustų, gal dar apvirinsiu ir bus gerai. Tai nieko čia nevirinsiu, susitemps tie varžtai, turėtų būti viskas gerai, bet tiesiog jokių gręžimų. Nėra ko gręžti, nes greičiausiai nepavyks. O jeigu kažkam pavyko išgręžti vis dėlto per varžtą, tai parašykit komentarą, nes realiai man tai atrodo, kad tai neįmanoma. Reniukui negaliu varžtui taikyti, kad traversą pritvirtinti, kadangi tokia padėty dabar stovi, tai ten biškiai tempimas ratai, tai reikia pasikelti ratą ir įsukti varžtai traversui. Tai teko pasistatyti rampą, tai važiuosim, kad stovėtų lygiai, pasikelsiu ratą ir turėtų būti viskas gerai. Tai katalizatorius pilnai įdėtas, tai 3 punktai iš karto greičiausiai užsibraukė, nes CO, lambda zondas ir konstrukcija pažeista gamintoja, tai iš karto 3 pliusai. Dar liko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai dabar eisiu prie traukės angalio. Prie traukės, rašo, kad traukia, tai dešinėje pusėje įlysiu į dešinę pusę, imsiu traukę ir pasižiūrėsiu, kas tenais yra. Tai čia nuimta traukė senoji ir traukės angalis. Man sakė, jeigu taip jau daro traukę, tai ale bloga. To 100% nežinau, bet jinai taip netgi nelabai jaučiasi, kad vaikščiotų iš tikrųjų, kad jinai būtų bloga. Tai parašykit, ar tikrai nuėmus traukę tokiu būdu galima patikrinti, ar jinai tikrai yra bloga. Aš kažkodėl galvoju, kad ne. Tiesiog išsivaikšto tas tepaliukas ir jisai tiesiog lengviau pradėjo vaikščioti. Nes visos naujos ir traukės, visi, kas turi tos, jie nauji sunkiai vaikšto, nes nėra prasivaikščiai. Traukės angaliukas, nežinau, minimaliai. Tiek šitas minimaliai jie klibėjo. Aš būčiau realiai dar, manau, kad pravažiavęs iki sekančios technikinės drąsiai.
pakeičiau abi, nerizikavau, kad antrą kartą važiuoti tiek techninę apžiūrą, pakartotinė apžiūra kainuotų tiek pat, kiek būtent tas traukės angalis, tai pakeičiau viską. Šitas komplektukas gavosi 15 eurų, o katalizatorius su vamzdžio prijungėju tai gavosi 130 eurų. Kol kas tokios išlaidos dar bus degimo rytės. Pirmą kartą, kai dėjau, buvo pigesnės, tai dabar gavosi dar 2 dėsiu, tai 24 eurai dar dasidės už degimo rytės, nes man nepatinka, kaip variklis visiškai dirba, tai nusprendžiau pakeisti, kad būtų visos naujos. Tai neturiu kur pinigų dėti. Jeigu taip sąžiningai, tai dar šitą pakeičiau iš tikrųjų, bet pasistengsiu nekeisti. Pradžioje tikrai, man rodos, buvo laikiklis akumuliatoriaus, bet kažkur sugebėjau praganyti. Tai padariau tokį varžtą, kad grinai laikytųsi, va, kaip įkaltas laikosi. Iš plastiko išpjoviau kvadračiuką tokį, kad čia grinai į tą vietą, ir dabar prisuksiu veržlę ir turėtų laikyti, nes jau ir taip, va, atrodo, laiko be veržlės. Akumuliatorių pritvirtinau, savo padariau, tai va. Tai dar vieną trūkumą braukiam iš technikinio. Ramūnai, kas toliau? Parašyta, kad šitoj pusėje per daug užtamsėjusi lempa, kaip ten pavadinti. Tai truputį nesinori šveisti, čia vandens, kurio čia daryti. Tai turiu tokį kaip ir blogą jau padą, tai negaila gadinti, tai jau čia išplyšęs, jau kažin ar beeis. Tai pabandysiu taip papoliruoti, jeigu pavyks, tai taip ir paliksiu. Buvo įrašę šitą lempą, šitos nebuvo įrašę. Tai šita dabar liko prastesnė negu šita. Tai jau pardavimui nupoliruosim ir šitą pusę. Šitą lempą norėtųsi biškį su škurkę patrinti, tai gal su šitą trinsiu su škurkę, tai jeigu jau šitą trinsiu su škurkę, tai ir šitą dar patrinsiu vos. Norėjau greičiau, paprasčiau. Tai patrinsiu truputį su 2,5 tūkstančio. Šiaip čia jinai vos negalutinė jau skaitosi, o reikėtų pradėti liktai nuo 600 ir ten po truputį, bet man tik tiek, aš iš vis net nenorėjau su škurkė trinti. Šitą lempą tai man labai patinka, kaip atsipoliravo, o šitą truputį nepatinka. Tokie pliemai likę, tai tikiuosi neprisikabins dabar prie šitos lempos. Tai kas man dar liko? Prie šūkinius susireguliuoti šitą lempą truputį į apačią. Tai eisiu į šviesas, įsijungsiu, duris užsidarysiu ir biškį nuleisiu į apačią. Reikia susirasti, kurioje vietoje reguliuojasi. Čia yra skylė skirta priešrūkiniams reguliuoti. Dažniausiai visose mašinos yra padaryta, kad būtų normalus priėjimas priešrūkiniam pareguliuoti. Nebūtina nuimti dugno apsaugos, tiesiog dažniausiai būna skylutė. Bet gal yra skirtinių modelių, nežinau. Tai nuleidau į apačią, nežinau, per daug ne. Pamatysim technikinį. Opa! O ką užmačiau? Gabaritinė lemputė nebešviečia.
to eisim tvarkyti. Taip, tai šita lemputė perdegusi, gali būti, kad perdegė, kai poliravau lempą nuo vibracijos. Tai dabar reikia pasitikrinti, ar kitos šviesos šviečia. Taip, gabaritai šviečia. Tai beliko dugno apsauga. Tai realiai čia tų kaip ir defektų daug nebuvo, tai realiai lempos sureguliavimas, nupoliravimas, katalizatorius, traukės. Tai kainavo tik tai realiai katalizatorius ir traukės, realiai, kur pinigus reikėjo investuoti. Gaila, bet teko. Pabrango mašina. Bet skelbimą buvau įdėjęs, kad galima nuvežti technikinę, kad sutvarkysiu visą kitą. Tai labai džiaugiuosi, kad nebuvo, kad klientas, žmogus, kuris būtų pirkęs, nuvažiavęs, būtų prirašę, kad katalizatorius nėra tas, ir dar būčiau užtrukęs 3 dienas, kad sutvarkyti. Tai viskas gerai kaip yra. Priekinis ratų gaubtas yra įtrūkęs, tai čia labai didelis pavojus žmonėm, aplinkiniams. Tai reikėtų arba juos iš vis nedėti, praėjai technikinę užsidėjai, arba paklijuosim ir uždėsim. Turiu dar 2 naujas bobinas, 24 eurai, tai bus visas 4 vienodas, tas 2 traukiu laukan. Man sakiau, kad truputį nepatinka kaip dirba, tai tikiuosi dirbs geriau, nebereikalo būsiu išleidęs 24 eurus. Iš tikrųjų atėjau prie galinio rato, turbūt taip taupau savo laiką, nes realiai, kai išvažiavau iš techninės apžiūros, pradėjo man gale kažkas tai cypti. Nu, tai aš įtariau, kad stabdžių kaladės. Tai viena kaladžių buvo tokia. Tai dar gal nuotrauką pridėsiu, jeigu blogai matosi. Tai aš esu už technikinį tai, kad kai kažkas yra blogai matoma, kai nebestabdo, tada rašai, kad keiskis. Na, aišku, šioj situacijai tokią kaladę pamačius, taip, reikėtų jau rašyti, bet turėtum perspėt sakyti, kad, kaladėm žo. O čia tikrai joms viskas. Tai paimsiu naujas kaladės, įdėsiu. Tik nežinau, ar šiandieną spėsiu, ar tai padarysiu pirmadienį. Tai einu toliau, tvarkausi. Aš vien dėl to šitą pusę pasižiūrėjau, kaip iš tikrųjų kas čia negero yra, vien dėl to, kad šventės ir nieks nebedirbs. Tai man reikėjo padaryti būtent tą dalį. Tai suportas gražiai susispaudė, vamzdelius stengsiuos nejudinti per daug, kad nieko blogo nesitiktų. Tai kol kas viskas gerai. Tai nusirdžiau šitą pusę, tai žiūriu, irgi pusę kaladės tik tai stabdė. O garsas buvo tai iš šitos, nes kaladės nėra. Pasibaigė kaladė. Važiuosiu, pasimsiu naujas kaladės, sudėsiu naujas kaladės, diskų tikrai nekeičiu. Iš dalies reikėtų ir priekį keisti, bet dar jos gyvos. Jeigu nuimčiau, tada ir pamatyčiau, gal irgi tik tai pusė. Bet mes ten nelysim. Gerai, kad normalus tech apžiūroj pasitaikė, tik tai katalizatorius svarbiausiai įvarė. Tai naujos kaladėlės už 8 eurus vienoj pusėje jau įdėtas. Dabar eisim į kitą pusę įdedam. Jau tokių kaladėlių man tikrai nebuvo gaila pakeisti, nes, čia šakės. Tai kaladės uždėtos. Šitoj pusėje truputį sunkiau sukasi, kitoj pusėje laisviau sukasi. Tai jeigu kažkokie keitimai bus, dar kažkas jeigu pradės ratas keisti kažką tokio, tada imsiu suportą, pramankštinsiu. Bet manau, kad čia viskas normaliai bus.
Tai Reniukas važiuoja, stabdo gerai, bet išmetė man čeką. Ir suvedimą greičiausiai reikės padaryti, nebent galėčiau čia truputį pažaisti, pareguliuoti. Nežinau, ar tai darysiu. Nujaučiau kažkaip tai, bet dabar gaila, kad tik tai sugalvojau ir išmetė man čeką. Tai čia aš spėju, kad stovi apgavikas vadinamas katalizatoriaus. Tai dabar, kad sensoriuką patikrinti, reikia tiesiog du vienodus laidus paimti patikrinti, įsijungus ohmus. Tai pas mane du balti jie ir realiai jie nieko nerodo. Šiaip turi kažkiek tiksliai nepasakysiu, bet kažkiek turi ohmų rodyt. Tai va, lygiai nulis. Tai dabar, kadangi jisai yra blogas, tai aš bandysiu čia įsipjauti apsaugą ir pasižiūrėti, ar netyčia aš nenutraukiau laido. Čia per tą lūžimo vietą jau čia, manau, senai buvo, nes jau čia netgi oksidavęs yra pamilinavę. Tai naujas berods kainuoja 38 eurai, pigiau nieko nerandu, o šurotose Klaipėdoje nemačiau, kad per internetą susirasti, tai 20, nu, yra ir po 10 eurų, man rodos, bet siūstis reikia, o aš noriu čia ir dabar. Tai bandysiu šitą lituoti. Tai nepavyko man sulituoti to seną laidą, tai paėmiau nuo Ford Mondeo benzino, truputį kitoks. Jisai sensoris skiriasi. Štai. Jisai plonesnis. Nu, tiesiog pabandymui, nes nieko nebelieka. Čia paskutinis variantas. Važiuosim su Fordo Lambdo zondu į technikinę. Jeigu praeina viskas gerai, tada liuks, o jeigu ne, tada pirksim kitą. Išleisim apie 40 eurų. Tai dar prisidedam iš karto technikiniai 12 eurų, o antradienį jau story bus su technikinė ar be. Tai kaip ir minėjau per story, šitą Fiatuką vežu į garažą, pasilieku savo motorą, purkštukus, dėžę, nežinau, turbūt daugiau nelabai kažką tai jeigu kažkam kažko reikėtų iš tų detalių, galite kreiptis, jeigu turėsiu, arba pasiūlykit tokį Fiat stilo su kokiu variklio defektu. Galbūt apsimsiu tvarkyti, jeigu dar kėbulas bus to vertas, nes realiai jų kaina yra nedidelė. O jeigu dar technikinė, tai dar gal pusė velnių ir kėbulas būtų. Pasiemu oro, kadangi padangėlė štai tokia, jinai pastoviai įsileidžia. Belia kuriuo atveju greitai įsileis oras. Nu, ta prasme greitai, per naktelę greičiausiai. Tai realiai galėčiau aš ją daužyti, laužyti, bet realiai nežinau, ką galėčiau legaliai padaryti su ją įdomaus. Tai jeigu jūs kažkokių minčių turit, kad aš kitą kartą kažką tokią mašiną, kurios negaila, ar šiaip brangesnė, nes šiaip man jau ten Audi A6 daėdė, va, taip iš tikrųjų gal panašiai pasielgčiau. Ką būtų galima legaliai padaryti, įdomiai siužetą, variklį užkalti, ten pripilti kažko, ar, nežinau, noram pašokti biškį bijočiau kokios, nes savo dar sprandą nusisuksiu. Šalmo neturiu, nieko panašaus. Tai tiesiog dabar jinai eina į garažą ir greitai bandysiu išlupti variklį, nes šiaip 2 valandos laiko turiu. Man rodos 2 valandos laiko turiu. Nu, mažiau negu 2 valandos laiko turiu, tai bandau kiek įmanoma daugiau padaryti. Kaip čia laikmatį uždėti? Bandau. Šviestuvų gal porą atsiras kitoje serijoje, bus matyti. Čia jau bandžiau ieškoti, bet dėja kažkaip tai nekyla ranka pirkti. Norėtųsi pigiai.
Tai va, vyrai pasivažinėjo štai taip, kad taip sulankstė traukia. Tai dar aš su ją parvažiavau iki garažo, tai labai rizikavau, bet kaip ir sakiau, galėjo gautis, kad dar daugiau išleisiu. Tikrai, kad į minusą krysiu. Nu, čia tikriausiai gal tas smūgelis buvo, ar šitas gal rimčiau smūgis gavosi. Ir sulankstė tą traukę taip. Taigi turiu variklį jau ištrauktą, tai kaip ir... Taip, dar, čia kokie valandikė užtrukau, bet faktas tas, kad čia viską karpiam, visus laidus, friono nebuvo, jeigu frionas būtų, net nežinau kaip, kondicionierių palikčiau prie mašinos pririštą, tai vėl vargt reikia, be to priekis jau buvo nuardytas, bamperis buvo nuimtas, televizorius irgi buvo varžtai atsukti, padusau. Tai aš dabar ką noriu padaryti, realiai, nežinau, reikalinga man ta vairo kolonėlė ar ne. Aišku, po kokių metų sakysiu, kodėl nepasilikau šitos vairo kolonėlės. Bet, blemba, bet vėlgi su tokiom kainom mašinų prasidėti, noriu jau kopti aukštesniam lygį, bet gan sunku yra nupirkti iš tikrųjų brangesnę mašiną su didesniu rezervu kažkokią. Tai nežinau, bandysiu išeičių atrasti, gal iš jūsų kažką pasiūlymų gausiu, kažkokių tokių būdų, kad pats dabar be abejo biudžeto didelio neturiu, tai gal truputį reikėtų pažaisti su tokiais variantais, bet irgi nėra taip ir paprasta gauti tokį tą variantą. Realiai, kur tos variklius dėsiu, tai nežinau, nebent irgi atskirai į metalą gal biškį daugiau gaučiau, bet vėlgi laikas. Tai uždedu ratus, kad būtų galima išvežti. Tai va. Turėtų būti lengva dabar, kai variklio nėra. Dažnai būna planuoju ir nespėju savo dalykų padaryti, ką esu suplanavęs. Tiek, kad šiandien gavosi geriau negu netgi tikėjausi, nes mašina stovi jau netgi lauke. Dažniausiai būna, kad metu viską ir bėgu. O varikliukas čia. Kitai dienai gal perkelsiu į kitą vietą. Gaila, kad šitą audelę trukdo. Jau buvo bandyta, jau yra pradėta serija su ja, bet kitam kartui palieku tą Audi, papasakosiu tau daugiau, galbūt netgi 2 serijos gausis, jeigu išvis besigaus. Stiklą neišdaužė, atrodo. Ar padaugėjo? Nieko čia įspūdingo. Dar norėtųsi vairą, bet nieko čia įdomiau nebus. kaip nauja. Fiato katuliai važiuoja į supirkimo vietą. Realiai nesitikiu nieko daug gauti. Čia būtent šitas katulis yra metalinis. Arčiau variklio jisai dedasi. O šitas keraminis. Tai realiai, man rodos, aš už juos abu gausiu apie 50 eurų. Biškiai atsimenu, spjaudžiausi,
teko pavargti, kad juos nuimti. Tai liko mums sužinoti rezultatus apie Fiatą. Už Fiato katalizatorius abu gavau tik 34 eurus. Tai dirbti dėl katalizatorių tikrai buvo neverta. Ir už pačią mašiną gavau 150 eurų metalo kainą. Be abejo, aš lygiai tiek pat buvau mokėjęs. Ir vienintelis dalykas, kuris gelbėjo mane šioje istorijoje, tai MOI 420 valstybiniai numeriai. Tai už jos gavau 95 eurus, gavau 120 eurų, atidirbau, pelnytai uždirbau to 120 eurų realiai, nes darbo tikrai nemažai buvo įdėta ir truputį rizikos buvo. Jeigu būčiau nerizikavęs, tai dar būtų mažiau gavęsi pelno. Tai nepamirškit padėti laiko, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.